Sveiki, su jumis aš, Fusionas, ir šiandien žaisime Night Nights in the Forest Halloween atnaujinimą. Kaip matote, jis pasidarė Halloweeninis. Visas pevno jie pakeitė beveik, visas skrenda kažkokios žvakės ir mes turime šitą moliūgą monstrą, kas čia yra. Kas turi shop ir jame galime nusipirkti naują klasę, pokštas ar saldainių. Kažkaip taip. Tai, kaip matote, aš jums parodysiu, kaip gauti kendinų, nes aš jau 4 netgi turiu. Aš viską maždaug, jau supratau, jums bus gerai. Man reikia, kad būtų daugiau žmonių, kad jie rinktų maistą, aš galėčiau savo ramiai būti. Ir daryti nesąmonės. Gerai, man reikia dar kelių žmonių, nes taip jau už mano darbas gali daryti. Tai aš galiu stinginti. Na, va, jau 4 yra. Jie rūpinsis visokiais daiktais, o aš savo ramiai varysiu ir bandysiu jums parodyti. Ir man tada nereikės labai daug darbų daryti. Ir kodėl kažkas rašo ne 6-7, bet 17-1. Ok. Pirmas dalykas, ką aš pasidėvėjau, kad moliūgai pirmiausia pasidarė, kad atsiranda, o tai su maistu labai daug kam padės. Na, tie, kas nemoka. Kas nemoka ir pakeitė kaulo lokacijas, būna prie medžių. Daugiau aš labai dar daug nežinau dalykų, nes per nepavykusius kadrus aš padariau tam tikrus dalykus, tai jo. Tai dabar geriausia, aš manau, tiesiog nukirst medį ir tiesiog padaryti campfire didesnį. Ir viskas, aš manau, tiesiog varysiu ir looting chestus. Gerai, man dabar tiesiog reikia tiesiu keliu surasti chestą. O, kaip tik ir turim. Gerai, atidarom. Neįdėkit. Gavom, šitas labai geras. Bet mes negavom tokias žvakutės. Turi būti tokia žvakutė ir ją įdėjus į vamoliūgą ir pastuksenus naktį ir iškišus maišelį ir pasakius trick or treat, tau gali duoti saldainį, kendinų ir, saldainį kitus sakant, ir pinigų. Netikrų pinigų. Už tų valiutų, kur pas traderį tokį galima pasimti. Ir jie tegul visi eina lūtintis. Aš greit noriu tiesiog viską, ką aš noriu padaryti, surasti chestą ir atidaryti ir gauti žvakutę, kad jums galėčiau parodyti. O geriausia būtų iki 1 nakties, nes kuo greičiau, tuo geriau. Turim chestą, turim. Aš nežinau, ar tokiam galima, nes aš buvau kitokiam džuste gavęs žvakutę. Na, bet jeigu įmanom, tai ne, negavom. Gerai, ieškom toliau. Reikia skrynių. Gal čia turim kažką gero? Ne. Aš dabar nesilūtinsiu ir jiem nelabai padėsiu. Nes kol aš negausiu pakankamai saldainių, kad jums galėčiau parodyti, tai jums tiesiog nebus labai įdomu žiūrėti, kaip aš tiesiog žinau Night Nights in the Forest. Tai aš noriu jums parodyti, kaip sunku galima, ant kiek sunkiai reikia pasistengti atgauti žvakutę ir ar ilgai užtrunkas yra žvakutė ir ar lengva gauti iš viso saldainius. Tai tam reikia kaulo. O kaulo aš vėl nerandu. Aš tiesiog, dabar man renkam kaulą, kad daugiau vietos gautum ir aš tikrai galėčiau jums kažką gerą parodyti. Ir mums reikia kaulo. Aš vieną kaip tyčia buvau kažkur matęs, bet manau, kad kiti gali parnešti. Gerai, ar čia bus kaulas? Ja. Tiesiog sudėkit. Vaikučiai, campfire is almost out. Oh my god. Aš vienintelis tikriausiai, kas kurą turi. Ar gal pavalgysiu ir... Kodėl jūs medį... Jie nepaupgreidino laužą netgi iki 3 levelio. Gerai, gal dabar reikėtų tada... Žiūrėkit, jeigu šitas video surinks 12 laikų, aš pasistengsiu ir parinksiu kelis profus, pakankamai gerus kaip aš, ir mes bandysim išgyventi kuo daugiau dienų. Turėtų būti įdomu. Bet reikia nemažai laikų, kad jie sutiktų. Tai jeigu surinksim, pakankamai daug laikų, kokią 12 arba 10, 11, 12,
Tai tiesiai šviesiai sakau, aš pabandysiu su kitais profais pažaisti. Jie gali turėti 600 arba 500 arba 400 dienų. Ok, mes turim fuel canisterą, bet man reikia skrynių. O galima, važiuoju. Ok, yra mepas, kur aš dar nebuvau. Čia va. Gerai, einam palei sieną va čia va. Ir ieškom skrynių. Šiaip, kai man nepavyko vieną kadrą filmuoti, tai aš bankę atsidariau ir gavau tą žvakutę. Nežinau, ar čia iš jos galima gauti žvakutę. O, atsargiai, atsargiai. Žiūrėkit, kas čia yra. O, pagal atsargiai. Ai, dar kultistų skinus pakeitė, jie turi piratus pasidarė jo. Nu, kaip piratų tokia ant kaktų kažką ten užsiklijavo iš temų, tai. Ja, o, čia va bus skrynia. 2 netgi. Gerai, duokit man žvakutę. Žvakutę, prašau, žvakutę. Toks dalykas žvakutė. Ne, negavom. Vis tiek aš nesuprantu. Gerai, dabar man, privalo. O, golden. Gal čia netgi didesnis šansas gauti žvakutę. Ir kažką, nes... O, okei. Okei, šitas mums padės. Bet man reikia, vis tiek, man reikia žvakutės. Žvakutės, toks daiktas, kad įdėti moliūgą, kad gaut gerų daiktų. O, jau matau čestą. Va. Čestukas, česterna. Jeigu kiti gaus, tai aš jiems pavydėsiu. Ir man reikia stylint. Gerai? Na, okei, šarvai. Bet ne žvakutė. Kaip dar žvakutė gauti? Aš žinau, kad iš čestų ir viskas. Nu, nes aš pats, kai atidariau, sužinau ir tada bėgau filmuoti jums videką. Tai gal... O, dar vienas namelis. Gal čia man pasiseks ir aš gausiu. Benzinas guli. O, ne, paėmė. Seniukas žvakutę paėmė. Man reikia susikiuoti, bet... Ir nieks neatsiranda. Gerai. Kur tas senukas? Davai. Jis tikriausiai į bazę gali būt, kad nuneš. Hop. Ha. Troll. Ate. Now it's mine. It's mine. It's not yours. Dabar jis mano. Ką tu jam padarysi? Nu ką tu, negali. Atė. Nu man reikia žvakutės. Man reikia ne tau. Ir greit įdedam į laužą visą benzeką. Šitas senukas truputį padeda. Gerai, bėgam. Tuk darysim. Tuk. Dabar jums pagaliau galėsiu parodyti. Žiūrėkit, pabeldžiat. Pasiemat maišelį. Furniture trader. Aš nežinau, ką jis gali duoti. Trick. Ką jis duot gerą? Davė frog boots ir davė candynų. O mums šitų ir čia užžiūrėkit automatiškai netgi rašo, pastebėkit. Kas jau ten dėdina? Aš tai bent net žunet turiu. Kur jie visi yra? Vienas ten. Ir tai reikia revivinti. Na, jeigu... Žiūrėkit, aš aukštai pašokit galiu. Šitas geras dalykas. Užskaitau. O, turiu 2 bannerius. Gerai, būk laisvas. Gerai, man dabar reikia, kaip ir vėl, dar skrynių ir arba iš kitų
savo pagalbininkų pavogti žvakučių. Matai, kad niekur nėra. Tų čestų. Čia irgi nebėra. Čia net nebuvo, man atrodo, niekada čestų. Čia tokia nelabai. Čia tik upgrade'imai, čia net čestų nėra. Ir nebus čestų. Kartais su frog būtais negalima tepo ant stogo kažkur užšokti. Šiaip turėtų būti galima, nes jie labai aukštai pašoka. Gerai, mes turim čestą. Ir man reikia žvakutės. Nu, ką man tas rank flashlightas? Man reikia žvakutės. O be, šitą reikės. Benro reikės. Čia reikia nueit. Čia reikia būtinai nueit. Čia aš tikrai net noriu. Aš čia būtinai net noriu nueit. Čia mano gyvenimo tikslas ten nueit. Gerai. O, gut sekas. Labai gerai. Gerai, aš parnešiu truputį medienos ir jiems padėsiu, nes aš matau, kad jie truputį nemoka dar. Man gaila, kad čia skrynės nėra. Gerai. Ir kurą parinksiu truputį. Tiesiog visko paimsiu, kad jie nemirtų. Ir kad jie resursų turėtų. Tai vat būtent, nes ką aš matau dabar, kad jie čia nubai. Op. Dabar galėsiu parodyti savo meistriškumą 700 dienų. Gerai, gal ir negalėsiu tiek, tai aš ne ant tiek profas, kad tokius cyborgą turėčiau, tai nukelinčiau. O. Dabar dar žvakutę reikia gauti. Galiu tą progą žvakutę gauti. Negaliu. Eik tu savo, koks šitas žaidimas draugiškas. Labai draugiškas žaidimas. 10 iš 10. Ir dabar aš turiu gauti žvakutę, nes jūs matėt, kaip įdėt, bet kaip gauti žvakutę jūs nematėt. O aš tą ir noriu jums parodyti. Gerai, žvakutė? Ne. Jau matau, kad net bus. Kodėl aš negaunu iš čestų? Čia aš norėčiau net, bet ten kultistai literally yra ir aš nelabai noriu numirti. Dar ant 3 dienos. Dabar geriausia tiesiog surasti skrynę ir bus gerai. Ir žinot, einam į bazę, padėsim tiem. Nes aš visą mapą beveik aplūtinau, o jie nelabai. Bet tai vis tiek aš nesuprantu, koks šansas gauti tą žvakutę, jeigu aš beveik jas negaunu. Nu, nelogiška. No logic. No logic found. Aš neturiu daugiau. Aš neturiu daugiau. Ir pavalgom. Na, aš galiu dar... Kiek ten reikia? Medį tada kertam. Ir aš vienintelis, kas atrakino tos namukus dėl candy, nes nieks nežino. Ir duokit man 5 levelį. Man atrodo, golden chestas tikrai gal turės didesnį šansą duoti. Eik tu savo. Upgrade'ed crafting beach. Gerai, kad tu upgrade'inai. Ok, dar. Greitai. O tai ką ta merga visą dieną veikia, jeigu nieko net į bazę nepanešė? Ne, tu juokauji. Vieną dar turi. Greičiau. Neturiu laiko. Pagaliau. Viskas, bėgu, nežinau kur, bet bėgu. Svarbiausia, kad aš bėgu. Čia kažkas taip šviečia. Jeigu tai. Sky on fire. Gal čia žvakutė yra?
Ne, čia labai daug moliūgų. Čia yra daugiau moliūgų. Ir čia nėra žuvų. Čia tie moliūgai šviečia. Gerai, bet dabar man reikia surasti čestą ir gauti žvakutę. Ir viskas. Kas ten tokia? Eilė. Čia alien. Eik tu sau. Aš labai seniai čia buvau. Aš tokiam senokai buvau. Žinot, kaip seniai aš tokiam buvau. Aš reiganą tai turiu. Ir lady have. Kas man į friendus kviečia žmonės? Aš be reikalo nefriendinu. Gerai, dabar alienų galiu surasti. Duokit man aliens. Arba chestą. Kažkurį iš šitų dviejų man duokit. Nes abiejų labai aš noriu. Va, žiūrėkit, tie piratus pasidarė Halloweenai. Apsirengė. O aš noriu žvakutės Halloween 99 rifles. O bent kartą galiu gauti žvakutę. Žaidimas žino bent jau, kas yra žvakutė. Ar jis bent jau žino, kas yra žvakutė prakeikta. Bėgam. Ieškom žvakučių. Kad ir kaip keistai taip skamba, bet žaidimas yra neišgyvenk 99 naktis miške, bet išgyvenk 90 naktis O čia mamaliai? Čia tipo ateivio lėktuvas. Truputį lago. Oi, užbugino. O kažkas jau pažymėjo, kur yra. Vienas alienų yra tas, kur aš buvau. O tai dar vieną alienų neturi būti kažkoks bokštas, nežinau. Jau vis tiek mums pasisekė, kad mes alien. Aš čia važiavau, noriu, čia 2 namai prie pat. Bet kad mes neturim nei vienos žvakutės. Gerai, duokit man. Ai, žvakutė. Kas čia parašyta? O, čia rodo. Eiktų, tai čia mane nuves iki šito va. O ne iki normalau. Ai, va, ne, rimtai nemelavo. Ok. Sandvičas. Čia, bet jau. Čia bet. Alienai, kas jums atsitiko, aš jūsų bratkė. Aš taigi jūsų bratkė. Pamiršot, aš jūsų klesą naudoju. Ir man nesvarbu, jie miršta, aš parevaiminsiu. Aš turiu 2 benerius. Ir mūsų 2 yra. Wow. O tai žvakutės tipo. Duokit man. Ir bėro aš nenoriu. Aš flashlightą naudoju, kad bėro neatsitrankt. Ir ta beikonė, kad ir kas ten yra, jinai turi susitvarkyti. Nu, čia neįmanoma sklysti ant tokio. Gerai, atidarom. Žvakutė. Ne, aš nesuprantu. O, kaip jinai mirė dar? Ne, tu juokauji. Nuo užpuolimo pralošt. Pačio pirmo, kur tik 3 NPC-nai ateina. Gerai. Oh my god. Tik nelyvink dabar, nepalik man viską. Aš ateinu. Atvarau aš. Nu, kas tave? Ne. No, va, jų tik 2 gal yra. Jų tik 2 buvo. O tu... Su kuo aš komandui? Kažkai. Gerai, dabar
Duokit man, nežinau, aš čia jau buvau, tai man čia va. Čia dar nebuvau. Ir bet aš galiu bent kartą iš skrynės gauti žvakutę. Ir pabaig šitą prakeiktą video. Aš nesuprantu, in the forest kažkoks broken. Gal čia dėl to, kad tik vakar atnaujinimas buvo, žinot, ir jis tada tiesiog automatiškai dar negali, mažas šansas, nežinau. Šiaip aš trečią kidą norėčiau užsiimti, bet aš šio vietos net nerandu ir nelabai atsimoka. Ne, nu viskas, dabar tu kerštą gausi. Nelįsk prie mano često. Žvakutė. Gavau! Aš gavau tokį dalyką kaip žvakutė. Aš toks laimingas dar nebuvau. Mes gavom žvaigždutę. Pū, ne žvaigždutę, žvakutę. Va, kaip užšokt? Hop, ne, pala. O, ne. Aš įstrigau. I got trapped. O, aš čia negaliu lipti. Ne. Eik tu savo, aš įstrigau. O, užšokau. Perškau. Reikia. Oh my god, aš automatiškai sako. Ne. O, pagaliau. Duok žvakutę. Žvakutė. Neduos. Čia šitą laidotuvės. Čia man atrodo, vat ir galima normaliai gauti žvakutę. Čia galima gauti nauskiam žvakutę ir didelį šansą žvakutę. Gerai. Atidarom ir... Ne. Nieko. Aš paimu all barrelį ir bėgu. Nes jau naktis ateina, o man reikia namukų. Va, šitą va noriu. Šitą va nueisim. Pagėdosim dainelę. Jis didelis. O didelis mes mėgstam. Gerai. Laukiam. 2. 1. Dai. Alien! Čia be like alien. Trick or treat. Like cyber cannon. Laser cannon. Trick? Jis mane nusilepino. Koks nedraugiškas. Na gerai, namibavęs. The ram has wake up. What do you wanna say ram is wake up? Kaip supras, kad jis atsikėlė? Nu, pažiūrėjau, aš va neįsiu. Ką jis man padarys? Taigi vampyras yra? O ne kažkoks ramas. Ramūn. Iš Rumunijos. Kur jis yra? Jie literally nėra. Sako, jis atsikėlė. Aš irgi atsikėliau. Nu, kur tu? 2 žmonės atsikėlė, o tas tai... Ne. Tu bent kažką darai. Ne kažką... Žvakutė! Ačiū! Ai, tik iš jų galima gauti. Ai, man atrodo dabar per namuką. Dai. Furniture trader. Trick or treat. Ačiū. Žiūrėkit, kendinų suvalgam. O tai, žiūrėkit, kaip toli numetė. Ir dabar dar galiu žvakučių. Jeigu jau pradėjo man sektis ir jau
pakankamai mes žvakučių gaunam, tai aš jau dabar nesustosiu. Pavarysiu graidint žvakutės. Kol negausiu žvakučių, nežinau, nebus gerai. Niekam. O tai nėra moliūgų. Ok, man reikia ant šito ir aš galiu visus čestus išlūtint. Gerai, atidarom šitą. Oh, barrel. Not bad. Oh, shit. Gerai, kitą kartą. Man šiaip būtų gerai maisto jau ras. Bet aš žinau, kur galima gauti maisto. Ne geriausias būdas, bet this is how my business work. This is how my business work. Ok, šitą alien buvau. Čia ir taip aišku, kad čia alien kažkoks per didelis. Kas čia? Oh, čia gali būti... Ai, ne, tai gerai. Taip, nuo hausoje. Ok, kur aš galėčiau gauti čestų? Oh my god, aš jau čia visur buvau. Ai, ne, aš ne visur buvau. Na, bet labai ilgai čia reikia eit man. Aš vienas likau. You kidding me? You're kidding. Everybody is kidding me. Oh my god. Šitas sudėjau. Ir hungry. Žinot, ką aš pastebėjau? Na, jūs pamatėte, kaip gauti free candy. Ir aš jų pats nemažai visai gavau filmuodamas. Tai jeigu norite su profais, kad žaisčiau, tikrais profais, o ne su nūbais kaip dabar, kurie visi galiausiai palyvina, paspauskite mygtuką like ir pakomentuokite, ką manote, ar jums pavyks taip pat gauti tiek daug saldainiukų, o gal netgi tiek daug žvakučių. Jeigu norite su manim pažaisti, štai prašom, Hello Freakais 9 arba Fusintas. Na, su jumis buvau aš Fusintas, viso gero.